žolėlė žalias medė, kodėl nežalioji, kol padėjo žalios lapas, kodėl nemirgo. Ir papūtė šiaurus vėjas, nulaužė šakeles ir nešiojo vėjas lapus po visą šalį. Išnešiojo vėjas lapus po visą šalį. Tie lapeliai nukrisdami, tikra tiesa rodė, kad mes jau nuo pralošėjos galia ne vienod, kad mes jau nuo pralošėjos galia ne vienod, kad prikrito ant kalnelio, tie ilgiau pabuvo, kad prikrito į lomelį, tie greičiau supo, kad prikrito į lomelį, tie greičiau supo. Gamtoje nuleisti saulę, ją pasitikti, tai bus daug laiko, daug valandų, yra tam tikra eiga. Jeigu mes visi sutartinai viską darysime, laikysimės, tai tada čia pasklis tokia mūsų bent jau kompanijai laimės atmosferai. Mes pasikrausime laimės ir sveikatos energijos visiems metams. Tam, kad tai būtų, turime dėmesingi būti. Rodyti dėmesį ir gamtai, ir svarbiausia vieni kitiems. Skirtinga. Bet tik ta prasme, nebūtinai tokia lapų. Ten didesnė, tai iškėlė. Nu, tokia, viskas aišku. Nu ką? Tai skridėm čia.
Keliai irgi labai priklauso, kokie metai bus. Pavyzdžiui, tavo bus, tavo metai bus tokie, sakykime, tarpais, momentais tokiais, tarsi sugrafuoti. Eilė. Mes va čia va stovim, va. Čia va. Ir čia eilė. Eilė čia, kaip tik eilė. Yra dar kita būrėja. Bet užsies įstoja. Čia antrą kasą dirba. O tu skaičiavai? O ten, ir sako, maždaug taip mažai. Ką? Graužikų kalną, jūs pamatėte tą didybę ten nuėję, bet jis nuo seno yra labai gerbiamas ir čia nuo seno vyksta šventės. Yra toksai Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrėjas Vladas Putvinskis. Jis lietuvybę kėlė 20 amžiaus pradžioje, įkūrė Šaulių sąjungą, tai tokia sukarinta tautinė sąjunga. Ir vat čia va buvo aplink tą kalną jo dvaras. Jis šiaip buvo ir Lietuvos žemės ūkio ministras. Ir čia vykdavo labai didelė šventės. Čia Rasos šventę atvažiuodavo švęsti net ministrai iš laikinosios sostinės Kauno. Net Antanas Smetona, prezidentas, buvo atvažiavęs. Nuo seno čia vyksta didžiulės šventės. Ir matot jūs, kad kalnas to vertas. Dėl to mes čia atvykome ir to kalno pagerbti. Ir šitas aukuras įdomiausia, kad jis stovėjo 100 metų. Net tarybų valdžios metais jis nebuvo išardytas. Tai dabar uždegsime susitelkę ugnį. Ir prašome visus ateiti čia, pakvieskite, kas ten buvo į ratą. Dovydai. Šitą kalną yra nutapęs Žmuizinavičius.
Dega ugnelė tūta, tūta. Dega gabija tūta, tūta. Gabija ugnelė tūta, tūta. Gabija ugnelė tūta.